Pensija? Nu, Aš iš tikrųjų gaunu pensiją tokią, kad aš labai aktyviai dirbu po pensijos. Ir visi turėkit galvoj, kurie gaunat labai mažas pensijas, jūs džiaukitės. Nes tai yra leidžiama žmogui aktyviam būti ir sveikatą rūpintis, stengtis išgyventi. O jeigu jūs gautumėte didelį pensiją, taigi jūs tingiai nebūtumėt. Kažkur dykinėtumėt, važinėtumėt, pinigus atiduotumėt turkams, ispanam, Tai taktam. darom. Darom. Ant lovikės gulim. Lovikės žmona praminė Sofija. Na tai iš tikrųjų tikrai, aš pavyzdžiui iš pradžių irgi taip nuliūdau, aš visą gyvenimą dirbau, ištisai nebuvo tokių metų, kad nedirbčiau, tik tai kokį 10 metų kultūros srity dirbau ant pusę etato, dėl to man nesusidarė visą pensiją. Ir iš pradžių taip nusivyliau tą sistemą, galvoju, nu galas, liktai dirbau sąžiningai, pensijai mažiausiai, ir paskui pagalvoju, tai man nieks neleidžia tinginiauti. Ir čia tikrai yra juk žmonės iš savotiškai neypatingai gerų sąlygų, daugiausiai sukuria. Pasižiūrėk visą kūrybą, kur, sakykim, kokios lageris, arba net ir tas koks Don Kichotas sukurts Cervantes ir taip pat kalėjime, kur yra labai apsunkintos sąlygas ir impulsas kažką kūrybiškai reikštis. Taip kad ta pensija absoliučiai nieko nesustabdo kūrybinio proceso, reikia net aktyviau dirbti. bet sumos taip ir neišgirdau. O taip, Sumos taip ir neišgirdau. nu tai minimaliausiai, gal čia tokių nėra. Niekas nežino tokių. Dabar aš iš tikrųjų nežiūriu, kad ten gauti. Nes aš net paprašiau, kad man neduotų signalą, kad ateina. Nes patys pinigų faktas, kad įkrenta tau į kasą tas pinigas, jau mane blašką atitraukia nuo tos galbūt gražios minties, kurią aš gyvenau. Pinigai ir tokia sfera, kur mes mažiausiai, bent jau aš turiu mažiausiai prasidėti. Tai ir tik išgyvenimo reikalas, mano buitinių poreikių arba fizinio išgyvenimo elementas. Ačiū, kad pasidalinai, iš tikrųjų labai įdomus. Bet supratom, kiek pensijos gauna. Supratom, žinau. Išaškažių žmonės tik tais blogiau žmogui. Gadina žmogų. Gadina per daug lygio, kur aš Žmonės sako, galėtum daugiau, gal skaudžiaukis, neišpaiksim.